Mes žinot, kaip profesoriai. Ne, iš kitos pusės neveikia. Neturėtų veikti. Jau dabar atrodo, kas čia darosi įdomiai. Pažiūrėk. Dabar duok nedidelį. Maitinam pakolkas, kas... Davė pavalgyti, ne? Čia tau nereikės. Čia nereikės. Iš tokio mažo kiaušinėlio išauga tokie drakonai. Ir matėjai, ne, kokios akys ir kaip skraido. Bet aš nesu... Skraido. Labas. Šiandien dienos mūsų video rėmėjas yra Aquadragons.lt. Aquadragons.lt. Jie paprašė, kad mes parodytume Lietuvos vaikams šitą naują žaidimą, kuris dabar atkeliauja į Lietuvą. Anglijoje, aš taip suprantu, kad jie mokyklose turi jį naudoti, nes mokyklose biologijos pamokoj jie turi padaryti ataskaitą, kaip pavyko auginti Aquadragons. Kas tai yra? Tai yra gyvūnėliai, kuriuos įbėrus į vandenį reikia maitinti ir jie fiziškai užauga. O kaip tu juos maitins? Yra maistas. Ko tu maitinsi? Čia yra maistas. Nu ne batonu. Ne kaip ne batonu. Nu ką? Kaip jos maitins kažko? Aš jos maitins, jie pas mane kambarys. Taip, gerai, jie pas tavęs tavo kambaryje. Su mikroskopu mes pamatysime, kaip jie auga. Mes turime mikroskopą? Čia. Ai, čia viskas yra. Trauk, parodyk, kas čia yra. Palauk, pasidaužyk. Gerai. Šitas daiktas yra skirtas vandeniui. Ne vandeniui, o orui. Ai, kad įpumpuoti. Jo, kad įpumpuoti orą, kad turėtų orą. Gerai. Čia yra patys Aquadragons. Bet jie kaip šitie milteliai. Taip, jie tokie, jie gyvi, jūs suprantate, kai mes įdėsim į vandenį, jie bus... Kaip tikras gyvūnas, jie nebus aišku. Ne, neiššoks iš vandens ir net nesugalvosi. O nuo rykio reiks savo. Pradėsiu valgyti čia. Va, food. Taip. Antras yra maistas. O maisto žinai, kiek reikia dėti? Žiūrėk, maisto reikia va tiek va. Va tiek va? Taip, va tiek va reikia įberti maistą. Tai tu į mažą lėkštutę įdėsi šitą maistą. Čia maistas. Svarbiausia nesumaišyti. Aš neatsimenu, kokį vandenį reikia pilti. Ai, žinot kokį? Prisiminiau, vandenį reikia pilti tik iš buteliuko. Ar mes turime iš buteliuko vandenį? Kaip surasi iš buteliuko? Nu, ta prasme, ne iš krano vandenį. Nu, pas mus yra gazuota. Nu, žinoma, kad negalima gazuoto duoti. Čia kažkokia instrukcija. Mes turime instrukciją, ką reikia daryti. Galės pas tave, žinai ką? Ir va, žiūrėkit, va matot, čia yra padidinimo stiklas. Bet mes turim atskirą dar padidinimo stiklą. Va, čia galime išjungti, galime... Kad galėtume matyti tuos pačius gyvūnus, kaip jie auga, ir ką jie tenai daro, kaip jie elgiasi. Kaip jie valgo. Tas mikroskopinis Jau šitaip reikia, ar kaip čia? Ai, čia kažkas viduje. Matai mano akį? Ai, va šitaip gal. O, įdomiai. Geras dalykas. Kas čia? Optima. Va. Ne, taip neveikia. Taip neveikia, mam. O kaip veikia? Veikia tik žiek. Va šitai. Žiek, čia yra specialus, va šitas toksai, kur dėti reikia žiek. Tu matys dabar viską. Mes žinot, kaip profesoriai. Ne, iš kitos pusės neveikia. Neturėtų veikti. Jau dabar atrodo, kas čia darosi įdomiai. Pažiūrėk. Aš jau žiūrėjau ką tik prieš sekundę. Kągi, vadinasi, dabar kokia užduotis yra... Aš einu dabar paieškosiu. Reikia buteliuoto vandens. Nu tai geriamo vandens, nu tai paprastas geriamas vanduo tinka. Tas mūsų iš krano, ne? Nu, iš to mažo krano, aišku, ne iš to didelio. Mes turime filtruotą vandenį, tai aš tikiuosi, kad jisai tinkamas. Atnešk į stiklinę, įpilk. Aš noriu parodyti. Štai, mato čia. Čia yra patys Aquadragons, o čia yra maistas jiems. Šalia šaukštelis, į kurį mes turime dėti maistą. Šičia pipetė yra skirta deguoniai sukurti. Na ir pats indas, į kurį mes dėsime Aquadragons. Dabar atsinešė Rokas vandens, pilam vandenį. Sakai per mažai?
Idealiai. Baba. Ir maistą jiems reikia duoti vieną kartą per 2 dienas. Jeigu vanduo švarus, jau galima duoti maistą. Jeigu pamaišius vanduo dar yra drumzlėtas, vadinasi, dar maisto jame yra. Tai šerti nereikės kiekvieną dieną kaip šuniukų. Tai dabar pašerti? Šiandien būtinai pašerti. Aš taip noriu pašerti. Aš nemanau, kad reikia visus sutikti. Gerai, aš tai iš tikrųjų norėčiau kiekvieną dieną auginti jas. Gerai. Nes čia aš matau, yra visokie kitokie dar, krokodilai kažkokie. Aš nesitikėjau, kad Rokui bus taip aktualu. Ai, važiuok, plaukėt, kiemiko. Ar esi tikrai teisingai pamatė? Jo, jie rytoj jau pradės judėti. Dabar jas reikia pašerti? Taip. Duok aš pašerti. Įdedam maisto. Ir šiandien video nustojam filmuoti, o filmuosime rytoj. Po paros, po 24 valandų mes jau pradėsim matyti su mikroskopu. O jau po 2 savaičių jie bus tokio dydžio, kad galima bus matyti be mikroskopo. Jie tokie. O tai gyvens belie kiek? Kol maistas nepasibaigs? Taip, jie gyvens tol, kol tu maitinsi. Gal pamaišyti reikia? Ai, va taip. Daug aš. Įleidžiam oro. Čia žinai, kaip biologijos pamoka. Ir žiūrėk, ką kvadragam su savim neįsineš. Tai galbūt šitą žiūrėk. Jie kvėpuot pradė. O dabar... Ar mes tikrai teisingai viską padarėm? Sužinosim rytoj. Taip. O dabar rytoj jums tai praeis viskas labai greitai, jūs iš karto pamatysite, kaip viskas vyksta. O mes turime laukti rytojus. Sudarysim mikroskopą. Pažiūrėk. Pažiūrėk, ką tu matai. Nes čia dabar Aqua Dragons kiaušinėliai yra tik tai. Taip, paskaitykim. Taisyklė. Įdėti pirmiausia juos, toliau maitinti kas 2-3 dienas. Įpūsti oro. Kasdien oro reikia įpūsti. O, matau kiaušinius. Matai? Jau plauja. Mes patys matom. Oho, tai kaip mažos plytelės kažkokia. Pakalkas jo. Pakalkas visiškai. O po to jie vandenį skraidys. Nu kągi, gerai. Aš dar turiu, žinai, ką ant telefono, ašgi turiu tokią linzę uždėsim. Atsimeni, kaip skrusdėlės auginam, ne? Ir matėm, kaip kiaušinėlis išsirita. Skrusdėlės kiaušinėlis matėm, kaip išsirito. Jisai tokio dydžio kaip Aqua Dragonsai. Tai rytoj. Gerai? Nu kągi, iki rytojaus. Na, Rokai, kiek jau dienų praėjo, sakyk? 2 dienas praėjo. Ir kokia situacija? Jau plaukė tenais kažką visgi. Bet pameni, kaip mes išsigandam? O ko išsigandam? Bet ten buvo 8 valandas prašyta, tu dienas. Nu jo, mes išsigandam, nes po 2 dienų... Aš ne, nes aš žinau, kad po 2 dienų tai bus. Va, matot, pažiūrėkit, kaip plaukia. Rokai, pažiūrėk, kaip matosi per telefoną. Čia praėjo 48 valandas. Žiūrėk, vien labai didelis išplaukė, žiūrėk. Aha. Praėjo 48 valandas. Kai buvo praėjo tik tai 24, dar nieks nejudėjo, ar mes išsigandam, kad jie numirė. Bet jau tiek daug, aš gal ten bus kokie 5-6. Nu, matot kaip. Aš parodysiu, nu va, žiūrėkit. 5 diena. Ir mums toks jausmas, kad jie dingo, mirė visi. Nes va, nieks nebejuda. Nu, liūdna žinia, mūsų Water Dragons numirė. Pasirodo, jie miršta, jeigu pirmą dieną įdedi jiems maisto, jie pirmiausia, tu turi įdėti Water Dragons į vandenį ir maistą įdėti tik tai po paros ir svarbiausia neperširti, nes pasirodo, jie miršta, jeigu yra per daug maisto. Tai dabar mes užsisakėm naujus Water Dragon. Jie ateis ir jau tikėkime, šitus mes užauginsim teisingai. Nešauktų, taip, Rokas, kaip puolė šaukti.
Išsigandau. Nu ką, žinau, aš ką tik pamačiau vieną ten gyvą. Va, čia plaukiu. Filmuoji? Aha, filmuoju, nematau nieko. Aš naujus gyvūnėlius atnešiau. Čia dar gyvyje. Vaikšto. Bet žiūrėk, koks vanduo švarus, tai vadinasi, jie pradėjo jį valgyti. Nu, aš sakau, kad... Gerai, aš nupirkau naujus gyvūnėlius, tai galėsim išsiaiškinti. Jeigu dabar nejudink, nejudink ir pamatysime vėliau. Va, žiūrėk, plaukiu. Žodžiu, situacija tokia, kad mūsų gyvūnėliai numirė, mes taip galvojam. Ir aš užsakiau naujus gyvūnėlius, tam, kad galėtume iš naujo juos paleisti ir pasižiūrėti. O Rokas šiandien praėjo kelios savaitės, Rokas šaukė, mama, jie gyvi. Aš net įsigandau, kas gyvi, kas čia atsitiko, nuėjau pasižiūrėti. Nu, dar nelabai matau gyvūnėlių, bet aš noriu jums parodyti, koks pas mus atkeliavo štai. Pas mus atkeliavo naujas gyvūnėlių rinkinys ir čia mes matome tuos pačius gyvūnėlius ir maistą jiems. Nu kągi, bandysim dar kartelį. Na va, Rokas pasiruošęs ir mes gavom šitą rinkinį iš naujo ir dabar pabandysim padaryti viską, kad nenumirtų mūsų tie drakonai. Tai pirmą, ką reikia daryti? Pilam vandens. Žiūrėkit, kad vanduo būtų arba iš butelio pirktas, arba filtruotas. Ne iš krano pirkite vandenį. Įpilam vandens dar kartelį. Užteks. Na, iki va ten. Ir dabar, ką mes praeitą kartą padarėm klaidą, dabar nedarykit. Įdedam tik tai drakonus ir nededam jiem maisto 2 dienas. Tik tai drakonus įdedam. O kas čia per knygelį? Dar ir knyga yra dovanų prie rinkinio. Nes jie tenai iš karto yra tie drakonai su maistu. Čia instrukcija. 17 laipsnių. Instrukcija. O žinot, kad va šitas visas rinkinys Anglijoje mokyklose yra privaloma kaip biologijos pamoka. Įsivaizduoji? Nujaučiu, kad ir Lietuvoje anksčiau ir vėliau gali kažkas tokio būti. Taigi, ištraukiam ką čia? Va. Drakonų kiaušinėliai. Matau, nebėra to dalyko, nereikia net pūsti vandens, man rodos toks jausmas. Nes tas, kuris plaukė, vienas dar gyvas buvo, jis be vandens gyvena. Be oro. Žiūrėkit, Rokai pasižiūrėk. Tai kaip fainiai, kaip juokingai negaliu. Čia mikroskopas, su kuriuo mes galėsime žiūrėti tuos drakonus. Ir dabar suberiam ir paliekam visą tai 2 dienom. Ir dabar... Kur čia tiek baltų dalykų? Ar čia tik vis ne maistas? Tik nesumaišyk, plys. Ne. Taip, viskas. Kodėl čia dabar baltas kažkoks dalykas? Tada buvo... Kitokios spalvos, ne? Gerai. Čia kitokie ragonai. Ir dabar uždengiam, neduok dieve maisto neįdėk. Uždengiam, beje, laikyti reikia arčiau dienos šviesos. Ir žiūrėkit, kur čia jisai įsijungia tą šviesytę, parodyk. Va, šviesytę naktį galėsim žiūrėti. Čia gal jau jie plaukia, ne? Grįžti. Gerai, ir sugrįžtam mes po 2 dienų. O knyga anglų kalba, visi, kas mėgsta anglų kalbą. Neblogas variantas ne tik sužinoti apie vandenyno gyventojus, bet dar ir pasimokyti anglų kalbos. Bet čia ne vandenyno gyventojai, čia praėję vandenyno gyventojai. Ar čia pasaka kažkokia? Žodžiu, paskaitysit ir pasakysit. Jo, čia pasaka panašiai. Na, va, noriu parodyti, kaip tie atrodo mūsų drakoniukai pirmą parą. Mato tokie juodi taškeliai, bet jie dar nejuda. Va. Tokie juodi va, taškeliai, bet aš taip suprantu, jie dar nejuda.
Jie dar laukia, kada išsiris. Žiūrėkit, kaip fainiai jisai naktį šviečia. Šitas akvariumas gali būti kaip naktinė lempa. Kaip fainiai. Mes su Roku dabar ką tik įdėjom jiems valgyti pirmą kartą ir žiūrėkit. Matot, kaip laukia? Valgyt, valio, atnešė valgyt. Čia antra diena. O, kokia jau. Čia aš taip sujudinau maistą, kad deguonės duoti, tai klausimas, jie gyvi, jų labai daug, viskas gerai, nežinau, kažkodėl šiandien sunkiai matosi. Ar reikia dar berti maistą ar ne? Atėjo Rokas, kiek mes jau turim šiandien dienų su jais? 5. Kažkur 5, ane? Žiūrėkit, kaip jie atrodo, kažkiek jau matosi. Gerai. Dabar duok nedidelį. Maitinam pakol kas 3 dienas, po to vėliau sakė, kas 2 dienas. Pamaitinus mes įpurkšime dar ir orą. Tai nenumirs, kai vis dar Ne. Įpurškim oro. Na ir vėl žiūrim, kaip auga. Va, matot, kaip laksto. Gaudo maistą ir valgo. Gaudo maistą. Aha. Valio, valgyti, davė valgyti. Davė pavalgyti, ne? Čia tau nereikės. Čia nereikės. Ai, kokie jau. Žiūrėkit, kaip jau jie užaugo. Žiūrėkit, noriu parodyti, kaip jie atrodo savaitės laiko. Atkeliaujam. Jau tiesiog kaip žuvis. Dabar gavo maisto. Ir prasideda šėrimas. Pažiūrėkit, kokio dydžio jie. Be mikroskopo mes galim matyti labai aiškiai ir ryškiai. Mūsų drakoniukai užaugo. Pažiūrėkit, kokio dydžio drakoniukai. Kaip jie užaugo. Water Dragonsam yra jau daugiau kaip 2 savaitės, gal net 3, sakyčiau. Pažiūrėkit. Jūs pažiūrėkit, kaip jie atrodo. Pažiūrėkit, jau jie tiesiog gigantiški. Tiesiog gigantiški. Beveik kaip žuvis atrodo. Ir jie sakė, kad turi tokio maisto, vulkano vadinasi, nuo kurio jie gali tapti raudoni. O, kažkokį dumblį. Suvalgė ką tik. Vot vienas didžiulis. Eiktus. Žiūrėk, kokius akis matai. Čia pats didžiausias. Toks juokingas. Kiek pas jos IQ? Kiek pas jos IQ? 0. Nu, ne 0. Oh my god, kokio dydžio. Wow. O, paėmė kažką. Suvalgė kažką. O vandenį jiems reikia kiekvieną dieną, žiūrėkit, kaip įpurkšti. Įdedam, įpurškiam, ištraukiam. Įdedam, įpurškiam, ištraukiam. Ir taip 20 kartų kasdien, kad jie turėtų pakankamai deguonies. Taip atrodo mėnesio jau laiko Water Dragons. Mėnuo jau jiems.
valgo. Jisai kažką valgo. Matot, kaip jie valgo maistą. Nebėk, kur sekanti. Kuku, labą dieną. Roko nuotykiams, visiems fanams Roko nuotykių linkėjimai. Nu, dar kas nors perduokit linkėjimus. Ką jūs valgot? Nu va, matot, kaip dabar atrodo tie drakoniukai, kokio dydžio jie. Ir mes juos auginam daugiau kaip 3 savaitės. Iš viso mes šitą video filmuojam, toks jausmas, kad gal 2 mėnesius mes jį filmuojam. Nes 2 kartai nepavyko mums kažkaip užauginti. Taip, o žinot kas? Pirmą mes klaidą padarėm, nes davėm maisto iš karto. O antrą klaidą, nepadarykite tokios klaidos, please. Nepilkite vandens iš kur? Iš krano, iš filtro. Netinka net filtruotas vanduo. Pilkite tik tai iš butelio. Ir tada jūs turėsite nerealius drakoniukus. Atrodo labai didžiulis vienas, žiūri didelis vienas. Ar tu įsivaizduoji? Šis pageltonavo vandoje, čia apsisisiojo. Ne, tai dabar aš tiesiog pridėjau maisto. Ir todėl vanduo yra neskaidrus. Ai, nieko nematai, tad vienas didžiulis palkiavo čia. Ar tu įsivaizdavai, kad iš... Kiaušinio paprastų mažą. Jo, ar tu... Kažkokia chemija ar kas čia, kad jie tokie užauga? Kad iš tokio mažo kiaušinėlio išauga tokie drakonai. Ir matė, ne kokios akys ir kaip skraido. Bet aš skraido. Aš nesuprantu, bet kaip jie gali pakeliuose juos įdėti į pakelį, kažką padaryti, aš nesuprantu. Magic. Tai ačiū jums, ačiū What Dragons LT. Ačiū už šitą video ir... Aš norėčiau gyventi Anglijoje, nes jau čia per chemijos ar per kurio dieną. Taip, Rokas sako, visai fainiai būtų Anglijoje, nes vat pas juos biologijos pamokos, viena iš pamokų yra užauginti What Dragon. Gerai, ačiū jums, kad žiūrėjote. Geros dienos. Ate!